Sveikučiai! Šiandien papasakosiu daugiau apie kamado temperatūros reguliavimą, manau, kad bus naudinga. Nekartą esu girdėjęs, geras daiktas tas kamadas, tik sunku temperatūrą sureguliuoti ar panašiai. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl daug kas turi kepsninę, o naudoja ją labai retai. Prisipažinsiu, pačioj pradžioj ir man nebuvo viskas aišku ir paprasta, teko ir ne vieną video pažiūrėti, ir ne vieną maišą anglių sudeginti, kol supratau kelis esminius dalykus. Bet kai pagauni kampą, tai viskas pasidaro gana lengva ir paprasta, ypač pasitreniravus. Ką reikia žinoti pirmiausia? Tam, kad degtų bet kokia ugnis uždaroj dėžėj, ar šiuo atveju molinėme puode, reikia deguonies, tai yra oro padavimo, ir kad degimo metu susidarantis dūmai turėtų per kur pasišalinti. Kamade tam yra reguliuojama oro padavimo anga apačioje ir dūmų pašalinimo reguliavimo sklendė viršuje. Kuo daugiau abi angos atidarytos, tuo lengviau dega anglis ir tuo yra aukštesnė kamado temperatūra. Todėl galima kažkiek temperatūrą sureguliuoti ir vien tik su apatinė sklendė, ir vien tik su viršutinė sklendė, bet geriausia, kai tai daroma abiem sklendėm vienu metu. Tai yra santykis tarp viršaus ir apačios atidarimo turėtų būti panašus, nors ir nebūtinai vienodas. Atidarimas pagal sklendės plotą, mano manimu, turėtų būti apačioje šiek tiek mažesnis nei viršuje. Teko nekartą matyti girdėti, kai žmonės sako, jog apatinė sklendė yra grubiam temperatūros nustatymui, tai yra žema, vidutinė, aukšta, o viršutinė atseit tiksliam sureguliavimui. Bet aš turiu kiek kitokią filosofiją ir pasakysiu kodėl. Kepant kažką troškinant ar rūkinant išsiskiria ir vandens garai. Tai reiškia, kad per tą pačią sklendę viršuje turi išeiti ne tik dūmai nuo anglių, bet ir tie išsiskiriantys garai. Todėl aš labiau reguliuoju temperatūrą su apatinė sklendė, tai yra reguliuoju oro padavimą ir man tokia logika atrodo geresnė. Kitas svarbus dalykas ir ko gero pats svarbiausias yra kamado masė. Tai yra didelis molio puodas, kuris priklausomai nuo kepsninės dydžio gali būti net 120 ar daugiau kilogramų su visais priedais. Visa tai kepimo metu kaista ir kuo toliau, tuo reikia mažiau anglių degimo stabilios temperatūros palaikymui. Todėl ypač ilgo kepimo metu gali prireikti vis labiau pridaryti angas tam, kad temperatūra nekiltų aukštyn. Todėl visi temperatūros reguliavimai turi būti daromi iš anksto ir labai mažais intervalais. Daug lengviau temperatūrą pagauti, kai ji dar kyla, nei po to bandyti ją sumažinti. Todėl stabdyti reikia pradėti, kai lieka kokia 10 ar 20 laipsnių iki tos temperatūros, kurią esate numatę. Tai yra, jeigu reikia 170 laipsnių, tai pridarom angas, kai ji pakyla iki 150, tada žiūrim, ar jos kilimas didėja toliau ir jei reikia, dar kartą ar kelis kartus pamažinam atidarimą. Didelė kamado masė taip pat reiškia, kad reikia laiko tiek įkaisti kepsniniai pilnai, tiek ir temperatūrai nukristi, ypač didelė inercija. Jeigu dar greičiau norint pakelti temperatūrą gali pagelbėti didesnis angų atidarimas, tai jos sumažinti greitai nepavyks niekaip. Na, yra keli triukai, aišku, pavyzdžiui, šviežių anglių pridėti ar pakeisti karštus deflektorius atšalusiais, bet dažniausiai tai yra ekstra priemonės. Geriausias tai iliustruojantis pavyzdys yra ko gero didžiulis naftos tanklaivis, plaukiantis jūroje. Tam, kad pilnai sustoti nuo maksimalaus greičio iki nulio, gali jam prireikti ir 10 ar daugiau kilometrų ir visa tai gali užtrukti taip pat 10 ar daugiau minučių. Tai su kamado kepsninė panašiai. Nereikia bandyti sugaudyti temperatūros nei pilnai atidarant, nei pilnai uždarant sklendės, taip tik viskas dar labiau išsibalansuoja. Šiek tiek pamažinam, stebim toliau ir jei reikia dar kartą pamažinam, ar šiek tiek padidinam, jei to reikia, bet nedarom staigių judesių. Dar vienas svarbus dalykas, tai kad laikinai esant 10 ar net 20 laipsnių didesniai ar mažesniai temperatūrai, nieko baisaus neatsitiks. Visgi visada saugiau, kai temperatūra yra šiek tiek mažesnė, nei kai ji didesnė. Kaip sakoma, dar niekas nesugadino maisto, kepdamas per žemoj temperatūroj, na, išimtis, aišku, tešlos gaminiai, duona ir panašiai. Esant per didelį temperatūrai gali būti daug blogiau. Tai yra, gali kepamas maistas perdžiūti, prisvilti kažkas ir panašiai. Na ir galiausiai reikia suprasti, kad į kamadą įdėjus bet kokį didesnį šaltą daiktą, ar tai būtų deflektorius ar didelis kepsnys, jo temperatūra tikrai laikinai nukrenta. Todėl jos nereikia bandyti kompensuoti papildomai atidarant, ypač pilnai reguliavimo angas.
Kas tokiu atveju įvyksta, kai pilnai viską atidarot, tai ugniadėžė, grotelės ir visa kepsninė pati tiesiog daugiau įkaista. Ir kai jau tas maistas ar tas įdėtas šaltas deflektorius įkaista irgi iki reikiamos temperatūros, tai jau būna per vėlu. Temperatūra šauna gerokai aukščiau, negu jūs norėjot. Kas dar yra svarbu, norint pasiekti reikiamą temperatūrą ir ją išlaikyti stabilę, tai pirmiausia svarbu, kad kepsninė prieš rimtesnį kepimą būtų gerai išvalyta nuo pelenų, ypač jei prieš tai kažką ilgai kepėt, rūkinot, kuo jų daugiau susikaupia, tuo sunkiau cirkuliuoja oras, netolygiai dega anglis ir jeigu reikia ypač aukštos temperatūros, pavyzdžiui, norint kepti pizzą, tai yra ypač svarbu, nes tiesiog gali nepavykti tos temperatūros pasiekti dėl per mažo oro padavimo. Kad anglis tolygiai degtų ir galima būtų lengviau reguliuoti temperatūrą, svarbu jas sudėlioti tvarkingai. Tai aš, pavyzdžiui, niekada nepilu tiesiai anglių iš maišo, nes sudedant rankomis jos paskirstomos tolygiai, nepatenka tarp anglių šiukšlės, žievės, neišdegtos anglis ir kepsninė lengviau įsidega. Tiesiog lengviau po to gali jinai kvėpuoti kepimo metu ir gaunasi tolygesnis degimas. Jeigu žiūrėjot mano kamado receptų video, tai turbūt pastebėjot, kad kiekvieną kartą darau taip pat. Tai yra uždegu anglis, naudojant uždegtuką, padėtą į patį vidurį tarp anglių. Nors man toks uždegimo būdas atrodo geriausias, esu išbandęs ir įvairius kitus. Užkuriu tokiu būdu dėl to, kad anglis užsidega iš vidaus, viskas kaista pamažu ir tolygiai. Tai svarbu ypač esant žemai temperatūrai lauko. Jeigu staigiai kaitinat kepsninę iškart maksimaliai, pilnai atidarytomis angomis, tai beveik garantuotai kepsninė įkais per daug ir paskui sumažinti tą temperatūrą bus gerokai sunkiau arba užtruks ilgiau laiko. Geriau stabdyti, kai dar temperatūra kyla, nei ją po to bandyti numušti. Dar gamindamas maistą kamade naudoju skirtingas strategijas. Tai yra, paprasčiausias būdas yra užkūrus kepsninę sulaukti, kol jos temperatūra pasiekia numatytą ir tada jau dėti maistą. Svarbu, kad ne tik pasiektų temperatūrą, kurios jums reikia, bet kad viskas stabilizuotųsi. Tai yra sulaukti to momento, kai temperatūra nei kyla, nei krenta. Čia svarbu ir tai, kad termometras gali jau rodyti, kad reikalinga temperatūra pasiekta, bet įkaista tik pats termometras, o kepsninė pradžioje dar būna šalta. Reikia tiesiog laiko, kad visa ta masė iššiltų ir geriausia yra pačiupinėti dangtį, jeigu jis jau yra šiltas, ir temperatūra stabilizavosi, reiškia, temperatūra yra tokia, kokia jums reikia. Uždėjus maistą nereikia pulti pakritusios temperatūros iškart kompensuoti. Kažkiek minimaliai galima, aišku, padidinti angų atidarimą, bet dar nepasiekus numatytos temperatūros jau vėl jas reikėtų pridaryti. Esmė, nedarom staigių reguliavimų judesių ir tiesiog kantriai palaukiam kelias papildomas minutės. Kitas būdas, kurį naudoju labai dažnai, yra tolygus kepsninės kaitinimas įdedant mėsą, žuvį ar dar kažką kitą į kepsninę pilnai neįkaitintą. Labiausiai tinka kažką rūkinant. Taip gaunasi toks kombinuotas šalto ir karšto rūkinimo būdas, kuris mano nuomonė užtikrina geresnį skonį, bet čia jau toks labiau pažengusiems variantas pasiekti tą temperatūrą kepimo metu. Dar yra specifinės technikos. Tai kai kažką troškinat inde arba kepat tiesiogiai ant anglių kaitros, tai kepsninės temperatūra tokiu atveju nėra labai svarbi, nes indas, kuriame troškinant ar kažką kepat, kepsnys ant grotelių kaista nuo degančių anglių kaitros tiesiogiai pirmiausia, tai čia netiek svarbu kokia kepsninės temperatūra, o svarbu žiūrėti, kaip intensyviai verda skystis ar kepa kepsnys. Visgi geriau dėti indą ar kepsnį į kepsninę, kuri yra pilnai įkaitusi ir jos temperatūra yra stabili, jei gaminat maistą su uždarytu dangčiu. Na ir turbūt klausimas būna dažnai, o kiek man tas angas reikia atidaryti, norint išgauti tam tikrą temperatūrą? Klausimas geras, bet paprasto atsakymo tikrai nėra. Kiekviena kepsninė yra skirtinga, anglis, kurias jūs naudojat, kitokios nei kad aš naudoju, konfigūracija kamado priedų gali būti skirtinga, maisto gabalas ir kiekis kitoks ir panašiai. Galiausiai aplinkos oro temperatūra skirtinga ir visa tai reiškia, kad sklendžių atidarimas gali būti labai skirtingas, tai pačiai temperatūrai išgauti ir palaikyti. Kuo dažniau kažką kepat, rūkinat, tuo geriau pažįstat savo kepsninę. Tai reikia tiesiog pasitreniruoti ir tiek. Tai siūlau nesustoti ir bandyti įvairius variantus, pavyzdžiui, kepti tą patį kepsnį skirtingose temperatūrose ir skirtingais būdais, nebijokit eksperimentuoti. Ačiū, kad žiūrėjot, kuriam kepsninę ir iki kito karto.